Ir vat kai pakalbėjai apie mirtį, aš va dabar pagalvojau savo gyvenime ir tu pats rašai. Vat mirties baimė nuspalvina gyvenimą ryškiausiamis spalvomis. Taip, nes tada tu supranti, kad tai yra vienintelis dalykas, kurį tu turi. Tai va tie metai, kurie tau liko, tos dienos, kurios tau liko, tai yra vienintelis dalykas, kurį tu turi ir kurį, jeigu tu jo neišnaudosi, išmėtysi, tai viskas, daugiau nieko nebus. Vis daug žinai, kad tu gavai ten, tarkim, 1000 eurų, ne? Ir čia yra paskutiniai tavo pinigai. Jų daugiau niekada tu neuždirbsi nieko. Kai jie pasibaigs, tu turėsi tiesiog numirti. Ir kaip tu tos 1000 eurų leisi? Ar eisi pirkti čipsų kokį nors? Ką tu darysi su jais? Tu pagalvok, ką darysi. Kai supranti, kad daugiau nebus nė cento, kad po to tu tiesiog mirsi badu. Tai va tą 1000 eurų tu taip taupiai leisi, tu taip prasmingai, tu apgalvosi kiekvieną centą išleisdamas, tu apgalvosi, ar aš tikrai noriu to. Tai lygiai taip pat yra su gyvenimo dienomis.